Sveiki, šiandien turime tokią užklausą, kad varto automatika veikia nuo Roger pultelio ir tikriausiai čia yra Roger automatika. Bet klientas turi būtent va tokį pultelį ir ta automatika veikia nuo tokio pultelio. Kaip matom, pirmas kanalas rodo va čia, o šitas kanalas čia. Tai dabar parodysim, kaip galima nukopijuoti. Turim tokią patį pultelį. Įvedam tą pultelį į programavimo būseną. Kaip matom, jis dabar joks mygtukas neveikia. Pridedam veikiantį pultelį, spaudžiam mygtuką ir spaudžiam ant naujo pultelio norimą mygtuką. Sumirksėjo, tikrinam, pultelis jau veikia. Kitas kanalas, spaudžiam ant naujo, sumirksėjo lėdas ant naujo pultelio. Reiškia, pultelis irgi priėmė tą kodą. Tai dabar rodom. Pirmas kanalas užsidega šitą ir šitą lemputę. Irgi užsidega šitą ir šitą lemputę. Dar kartelį. Dabar antras kanalas. Užsidegė šitą lemputę. Šitą lemputę. Vat nukopijavom tokią patį pultelį. Ir viskas.